Perkime širdis meiliai. Aš esu Vilma Šaučiūnienė, Dvasingų bažnyčių tarnybos meilės darnuoja vadovė. Tikroji meilė atveria kelius, gyvenimo pilnatvę, iššildo širdis, ištirpo susikaupusius ledynus širdyje, leidžia vėl naujai patikėti meilę, išsiskleisti ją ir augti širdyje. Gal meilė yra čia, šalia, čia ir greta? Apsidairykime. Išdrįskime ją ištiestomis rankomis ir atvira širdimi pasitikti ir įsileisti į širdies gelmes. Meilės žodžiai, sakomi vienas kitam, įkvėpia, pakylėja mus, leidžia eiti pirmyn, tvirtai, su ramia drąsa, skleistis dvasios, sielos ir asmenybės plotmėje. Tad įsileiskime meilę su Dievo palaima, su viltinga tikėjimo šviesa. Tebūnie skleidžiasi dviejų artimų sielų bendrystė jūsų širdyse. Tai tiek įžanginiai daliai. O dabar, ko gero, viena iš laukiamiausių ir maloniausių galbūt šio renginio dalių. Susipažinkime. Kviečiu. Asta Markūnienė. Gražu. Galima aplodismentus. Tai, Asta, tai dabar trumpai apie save. Pristatykit save. Kas jūs tokia? Aš Asta. Minėjau, kad metų sakyti nebūtinai. Asta, pasakyti. Esu iš Vilniaus, dirbanti finansų srityje. Tiksliau su paskolomis. Geras darbas. Ką daugiau? Kokia mėgstamiausias spalvastas? Gal keletas. Labai myliu žydrą ir žalsvą, bet nevengiu kitokių, stipresnių. Tai Veneros spalvos gražu. O dabar, jeigu apie kelionės tavęs nemėgsta, kur keliauti? Keliauti mėgstu, nors paskutiniais laikais tai dar nebuvo galimybių. Bet jeigu jos atsirastų? Būtinai. Kokia mėgstamiausia šalis ir norėtumėt nukeliauti ją? Kartu, senoje. Kažkodėl tai va tokia vidinė nuojauta, kad labai norėčiau į Prancūziją, būtent pietų. Nors konkretų tikslą turiu nuvykti į Graikiją ir aplankyti dukrą. Tai tokia konkretesnė yra svajonė. Nu va, o Prancūzija yra meilės miestas, ko gero, visi žinom, ar ne? Nu, dėl to, ne dėl to, bet nežinau. Trauka yra. Nu, va, Taučia, gal labai graži gamta, gal kažkas geresnio. Nu, daugiau nežinau apie save. Kokia aš esu? Visi geriausia. Esu natūraliai gimtai optimistė. Optimistė ir nuoširdi, atvira, tiesi. Labai myliu gamtą. Pridėčiau moterišką. Yra moteriškas. Labai esu jautri ir gamtos grožiai. Jautri iki ašaros ir labai greitai galiu, matydama gražių dalykų. Gamtą gyvūnus stebėjau tikrai daug laiko pasivaikščiojimai po gamtą. Anksčiau gyvenau Pavilnys, žinau, dar ten turiu gyventi. Taip kad Valmontas miškas, būtinai šuo. O pakeistumėt vietą susiklošusiam tam tikrom aplinkybėm? Nesakau, kad ne. Va. Nesu kategoriškai, tikrai nesakau ne.
Ta pačia proga noriu pasakyti savo. Ačiū, kad aš kreipiausi ir sutikau Vilmą. Ir pasakyti Vilmai ačiū, nes jinai mane nukreipė tiesiog tokia tinkama linkme meditacija ir joga. Ir Bet ačiū Astai, kuri ėmėsi tos iniciatyvos. aš Vilma gali daug kur nukreipti, ten kur reikia. Vilma, aš netgi tau rekomenduoti šūkius, kad Kristinete, tai aš juos lankau. Tik tas mokinys esu labai pavyzdingas. Tai va, jogai pavyko atskleisti tikrai daug įdomių dalykų ir taip. Svarbiausia man tai harmonizuoti savo emocijas, išlyginti, išbalansuoti, nes jų buvo tokių. Tai aukštai, tai žemyn. Tai va ta tokia dabar harmonija ir tas toksai. Atsiradusi tokia ramybė, harmonija. Tai va, gal ir mano tokios siekiamybės yra gal prasmė, ką aš matau, tai va būtent harmonija, širdies ta ramybė ir meilė. Tai gal tiek? Ja, ačiū Astai, kokius metai dabar. Kviečiame. Laisva? Nepateikite. O dabar kviečiame iš tikro partnerį Valdą Meškauską. Dievo ženklas. Ačiū labai. O dabar Valdai trumpai apie save. Pabandysiu. Taip pradėjau mokytis pakalbėti. Bet šiandien, Valdas šiandien. Metų. Senas žmogus. 25 metų. Nieko baisaus. 10 valandų suėjęs. Teko reikia dar spalvų klausė. Tai žiūrint, kur ta spalva. Visos yra gražios. Ne, tai nėra negražių spalvų. Priklauso nuo Kokia požiūrio. mėgstamiausia? Tai žiūrint, kur tai bus spalva, jeigu drabužis tai gal mėlyna, o sienos jau būtų, gal būtų, mane potėrui, žalia, geltona šviesiai, raminė spalva turi būti. Kas dar ten? Koks jūsų hobis yra? Ai, hobis, tai nuo pat vaikystės yra grojimas. Tai grojau ir akordeoną 4 metų būdamas pradėjau groti, paskui ir gitarą 15 metų iki dabar grojau. Inžinieriai grojau, vaizdinimo orkestrą, kokie mokosi įskūdę skvermį, paskui prieš 20 metų sukūriau orkestrą, užimų ten paprašė tėvas šaulių. Teko pagroti. A dabar namuose vėlyti. Muzikuojat? Ja. A veikla? Veikla? Ką veikiat? Tokia pasakysiu. Jau kokie 65 metai. Su svarbiu gyvenimu taip padarau tai, kas man prašiausia. Taip. Ne patai malonu. Ir esu tokių dalykų padaręs, kad ir užsakau verslą miško. Čia prieš laiko. Tai žodžiu, darbuojatės miško srityje, ne? O, paskui namą pastačiau. Veikla. Paskui suteikiau, vienos metus. Per porą savaičių į Erbilą grįžau. Pusę namą suteikiau ir per porą savaičių atėjau į Veidą galą. Gerai, tai veikla mums kaip ir visiems aišku, Valdo, ar ne? Ką noriu dabar? Va, ką noriu dabar? Na, irgi yra pasirinkimas, ar ne, bet jeigu sekasi ir susitvarkot su finansais, tai aišku labai faina, puiku, džiaugiuosi. Tai va, tai pagal astrologinį suderinamumą turite 2 astrologinius suderinamumus stiprius ir dar pagal kitą astrologinį būdą esate labai tvirta, stipri pora. Galite būti graži pora. Taip, manau, kad mes galim pasveikinti gražiai mūsų vakarą. Mindaugai, tai dabar, ko gero, nereikia priminti, trumpai apie save. Šiuo metu esu kol kas bedarbis. Kelionės tai vietinės į mišką labiausiai, o šalis tai neturiu vienos tokios susirinkęs. Vasarom padedu pas tėvus ūkį. Tai va, daugiau tai labai dar neįsiplėsiu. Bet aš
atsiprašau, nu pagrindiniai, žinot, visi darbai ūkyje kada būna, nu pavasarį, vasarą ir rudenį. Nu tai dabar polsis, atokalis, ar čia skaitosi bedarbis? Nu ne bedarbis. Bedarbis, šviečiuosi dabar. Labai gerai, nu yra laikas tam tikras ateina, kad savišvietė. Tai kokia tas spalva mėgstamiausia? Galbūt žalia, mėlyna, atspalvėjos. Atspalvėjos, o kaip su tom kelionėm? Ar Mindaugas palaikytų kompaniją Vilijai keliauti? Ir ne tik. Kaip pabendrausit, pamatysit, dabar sunku pasakyti, nes noriu prisigalvoti ir Ir paskui įsipareigojimų netesėti. Visų akivaizdoje. Jo, labai gerai. Džiaugiuosi, kad pažadus mėgsta Mindaugas tesėti. Na, o jūs, kaip jūs poroje atrodot, ar ne? Poroje turite 3 suderinamumus, ar ne? Ir pagal kitą suderinamumo būdą turite 1. Iš tikro, abiem puikiai tinka romantika. Susikalbėjimas tarp jūsų yra, na, kai kurių savybių ir kai kurias dorybės kiekvienam susakasi, kad reikėtų jas ugdyti poroje. Tai yra svarbu jums būti būnant kartu. Na, ko gero, tiek. Tai ką, baigėte? Esu mano varda, Vilija. Šiuo metu dirbu reklamos agentūroje. Pusiau kūrybinis, pusiau. Bet tiesiog tiek kur tiek. Mėgstamiausia spalva, ko gero, geltona. O šalis būtų Naujoji Zelandija. Smagu. Nežinau, ką pasakyti. Esu sąžininga, tikrai sąžiningas žmogus, mėgstantis ir sakyti, ir kai man sako tiesą. Nežinau, man yra tik trumpai. Tai kelionės, aišku, į Naująją Zelandiją, mielai važiuotume, ir aišku, ko gero partneris šalia visai nepamaišytų. Gerai, tai ačiū honoratai, o dabar kviečiame. Kviečiame Povilą Masinį. Na, Povilai, dabar trumpai pristatykite. Taip, esu Povilas Mačys, gyvenau Šimtinė Marijampolėje, gyvenau jau 28 metus šiuo žemė. Esu atsiskyręs iš kažkokių būdų, atsiskyręs į nežinot, jau laikas, tai patraukė savęs partnerį, parūpino visada. Ką čia dar pasakyti? Mėgstamiausias spalvos gal Turkijos spalva ir šviesiai violetiniai. Rimtas spalvos. Keliauti be galo mėgstu, esu keliavęs, piligrimavęs vienas, ne paties, tiek artimiausiam galimybė pasitaikyti, buvau mėginti keliauti. Piramidės ten Aušvinas, daug. Energijų ir taip toliau. Nežinau, šiuo metu tarnauju visuomenėje dirbdamas parduotuvėje. Tokia toks metas keičiasi, laikai keičiasi, įvykiai ir taip toliau keičiasi čia. Aš nežinau, kad keičiai kas bus dar. Džiaugiuosi, tai ačiū. Ačiū Povilui, o dabar jeigu apie suderinamumą. Tai iš tų porų galėčiau pasakyti, kad aukščiausius balus turinti šita pora, apie tai buvau minėjusi jums ir vienam ir kitam, ne, kad tai yra pora kaip pora, kad ne, tai yra stipri pora, vienas kitą papildanti pora, porai be galo daug romantikos nusimato, na tai ką, mylėkit ir gerbkit vienas kitą. Ačiū.